komunikacijų labai daug metų dirbau. Ir vis tiek visur, kur dirbu, aš atsidurdavau situacijose, kur aš mokau kitus žmonės. Tai dabar galėsi šiandien mane pamokyti. Taip, kažko mokau. Bet tiesiog atėjo metas, kai pajunti, žinai, arba į lubas atsitrenkia, arba kažkaip, nežinau, nuvysti. Nu tai aš susirgau depresiją. Ir aš praradau bet kokį prasmės jausmą. Ir man buvo toks jausmas nebesvarbu niekas. Ir aš ieškojau, kur man gerai ir kažkaip savaime atlėkė toks pasiūlymas ateik į mokyklą dirbti. Manyje mokytoją pamatė kitas žmogus. Aš pati savyje mokytojos nemačiau ir nejaučiau. Manyje pamatė mokytoją. Iš pradžių, aišku, ir klaidų padariau, buvau gal ir per gera, per švelni, per arti tokia. Ai, tai čia klaida? Aš manau, kad taip klaida, kaip tu truputėlį ribų. Kartais net laikai ir per arti prieini prie vaikų ir susidubliuoja tie tavo vaidmenys, žinai, tu ir mokytoja ir tokiai draugės pusė tarsi linksti, bet mokytojas, jis neturėtų būti draugas. Taip aš turiu besitęsiančių draugysčių, santykių su buvusiais mokiniais, dabar jau baigusiais mokyklą, mes su kai kuriais tikrai artimai bendraujam. Ką reiškia artimai, jau čia iš tų filmų kaip mokytojas su mokiniu? Paprovokuok. Mūsų mokykloje yra įprasta, kad tu palaikai ryšį su vaiku, tu apie jį žinai daugiau negu tiesiog paprastas mokytojas, kuris ateina, atidėsto ir išeina namo. Aš manau, labai svarbu daryti klaidas. Tai aš atėjau į mokyklą per klaidų darymą, aš padariau daug klaidų. Kokiais vaikais sunkiausia dirbti? Kartais vaikas, kuris visur yra laikomas labai išdykęs, kažkokiam mokytojui yra pats geriausias tos klasės mokinys, nes jis eina į diskusijas, jisai smalsus, jisai kvestionuoja, abejoja, klausia, pasakoja, eina į kontaktą. Kartais tylenis prabyla. Aš, pavyzdžiui, esu tikrai apsiverkus iš beviltiškumo, kad aš nebesugebu su tais vaikais susikalbėti. Bet kaip jie reaguoja, pamato verkiančių mokymas? Būna mirtina tyla, klasėje būna mirtina tyla. Ir tada tos tylos šiek tiek atlaikius įvyksta labai geri pokalbiai apie tai, kas įvyko, kodėl įvyko, apie tai, kad mes visi žmonės. Aš neslėpiu, aš kartais ateinu, paprašau, sakau, vaikai, man šitą savaitę labai sunki, man labai skauda galva. Ar gali šiandien būti šiek tiek tylesni? Nu ir jie labai stengiasi. Aš manau, kad mokykloje labai svarbu, kad kiekvienam vaikui atsirastų bent vienas mokytojas, kuriuo jisai pasitikė, kurį gerbė ir kuriam gali, pavyzdžiui, atsiverti, kreiptis. Sunkia ten kokia. Ateina vaikai patarimų. Tiesiog būna sėdi mokytojų kambarį, mėgaujasi savo kavą per langą ir staiga įlekia, kas nors sako, Kristina, man reikia su jumis pasišnekėti. Ir tikrai ne apie etiką, o apie gyvenimą. Sunki tai auganti karta mūsų, ar ne, skiriasi labai nuo kitų, bet jinai yra nuostabi. Jie yra jautrus. Taip jos vadina snaigutėm, ar ne, dėl to, kad jie jautruoliai ir su sunkumai susidūrė, reaguoja. Bet jie lygiai taip pat reaguoja į kito žmogaus skausmą daug jautriau. Jie reaguoja į gyvūnus, ar ne, jie reaguoja į kito gyvo padaro, bet kokio kančio daug jautriau. Ir tai nėra blogai. Vaikai yra geriausi mokytojai ir patys griežčiausi. Būna, žinai, vaikai, kaip patiko pamoka. Ir supranti, kad nepaėjo kažkaip. Bet ar tu laimingas? Aš manau, kad taip. Taip, aš esu laiminga. Aš tiesiog gyvenu gyvenimą, jis yra mano, autentiškas ir aš iki to ėjau sunkiai ir ilgai. Ir dabar tiesiog aš dėl smulkmenų nebesuku savo galvos. Sveiki, netobuli gyvenimai vėl kitokie ir šiandien esame parkelėje Vilniuje. Čia meilė žydi ištisus metus, šalia manęs Kristina. Ačiū, Kristina, kad myli mane ir atėjai pasikalbėti. Kristina yra mokytoja ir jos kelias į mokytojo profesiją turbūt buvo pašaukimas, bet ar ne? Manau, kad taip, žinok. Iš tikrųjų, žinai, aš kaip ir visi vaikai, vaikystėje norėjau būti mokytoja. O, tai va dėl to, nes paprastai būna priešingai. Ne, norėjau būti mokytoja, bet neilgai norėjau būti mokytoja, paskui norėjau būti kosmonautė, paskui norėjau būti medikė, paskui norėjau būti teisininkė, paskui dar kažkas norėjau būti, vertėja norėjau būti anglų kalbos, visko aš norėjau, bet galiausiai baigėsi to, kad aš įstojau į teisę, pabaigiau ir iš karto išėjau dirbti komunikaciją. Bet, tokiose teisinėse institucijose, su teisė susijusiose įstaigose visokiose, tai nuo tos teisės ilgus metus nenutolau, bet šiaip komunikacijų labai daug metų dirbau. Ir vis tiek visur, kur dirbu, aš atsidurdavau situacijose, kur aš mokau kitus žmonės. Tai dabar galėsi šiandien mane pamokyti. Taip, kažko mokau.
Tai kokius mokymus vedu, tai teisėjus mokau, tai ministerijoje ko nors mokau, tai registrų centre, kai dirbau kažkur mokiau. Nu ir taip žingsnis po žingsnio kažkaip netyčia ir atsidūriau mokykloje. Nu, šiaip keista, va, tas žmogus pasirinko teisę, nebaigiai teisininko profesiją, vis tiek ten ir su komunikacija panašus dalykai, nu, ne visai, bet dirba ir teisme ne vienerius metus. Tuo prasme, tai, nu... Kaip? Kaip, ta prasme, kaip tai, vat, tas gimė, ta, vat, vis tiek, dirbant teisme, ne, tokia įstaiga, kur jau visi žmonės ir bijo tiesioginė prasme, ir visa kita, ta prasme, o tu paskui, kodėl nepatiko tau, ar patiko dirbti teisme ir išėjai? Nu, nėra tokios čia kategorijos patiko, nepatiko. Tiesiog tai buvo gyvenimo etapas, kuris man šiaip labai yra brangus. Aš iki šiol labai šiltai prisimenu teismus, teisėjus, kolegas, su kuriais dirbom, nes mes daug dalykų, man atrodo, gerų nuveikėm. Jo, tu dirbai apeliaciniam teisme, tai vienas iš aukščiausių Lietuvos teismų, tai prasme pakankamai aukštai dar buvai nuėjus. Taip, man atrodo, kad mums gerai ten sekėsi, mes padarėm pakankamai gerų darbų, atverdami teismus visuomeniai ir žurnalistam. Patys būdami teismų darbuotojai kovojom dėl to, kad žurnalistai galėtų ir klausytis visokių ir bylų, posėdžių, ir ateiti po skelbimus, ir filmuoti, ir taip toliau. Ir nuveikėm, aš manau, visai gerų rezultatų pasiekėm. Tai labai šiltas mano etapas, labai įdomus, bet tiesiog atėjo metas, kai pajunti, žinai, arba į lubas atsitrenki, arba kažkaip, nežinau, nuvysti. Nu tai aš nuvytau, man reikėjo pokyčio. Ir aš išėjau tada į kitą darbą, jau po to darbo išėjau savo dirbti trumpai kažkiek tai laiko, nu šiek tiek, porą metų gal. Ir tada atsidūriau mokykloje. Bet iš tikrųjų labai svarbus yra kitas dalykas. Kodėl taip, kodėl tos transformacijos nutiko? Nu, taip labai. Tai jos nutiko todėl, kad aš susirgau depresiją. Ir aš praradau bet kokį prasmės jausmą. Ir man buvo toks jausmas nebesvarbu niekas. Jo, bet norisi, kad būtų kažkas svarbu. Nu, ir aš pradėjau galvoti, tai kas galėtų būti man svarbu. Ir kažkaip taip savaime sukrito tas, toks, nežinau, nusivylimas savo vieta komunikacijoje, praradimas tokios vietos, praradimas džiaugsmo. O man svarbu yra džiaugtis. Man svarbu, kad kiekvienam turi būti, tai prasme, be džiaugsmo tu niekas. Man svarbu, kad man būtų gerai ir aš ieškau, kur man gerai. Ir kažkaip savaime atliekia toks pasiūlymas ateik į mokyklą dirbti. Mano sūnus mokės toje mokykloje. Aš žinojau, kokia tai mokykla, man labai buvo artimos jos ir vertybės, ir metodikos. Ir pradėjau nuo komunikacijos specialistas ir labai greitai gavau pasiūlymą dirbti etikos mokytoją. Ir va tada supratau, kad vis tik mane pašaukimas palaipsniui vis tiek vedė į tam tikrą sritį pedagogiką. Bet tai tuo metu nepagalvodavai pati, kad galbūt reikėtų tas... Ne. Ne, vis tiek, ne, ten kažkada buvo, žodžiu, šeštoje klasėje. Jo, žinok, manyje mokytoją pamatė kitas žmogus. Aš pati savyje mokytojos nemačiau ir nejaučiau. Manyje pamatė mokytoją. Keista. Ir lengvai įtikino? Ar net nereikėjo įtikinėti? Manęs nereikėjo įtikinėti. Man paskambino ir sako, Kristina, gal tu pažįsti kokią etikos mokytoją? Sakau, bet sako, tu ne mokytoja. Bet sako, aš labai norėčiau būti mokytoja. Aš kažkaip, pasakau, per 2 minutės pasakiau taip. Ir tik tada supratau, ką aš padariau. Ir aš turėjau visą vasarą pagalvoti, tai kaip aš čia dabar mokysiu tos etikos. Tai galiausiai viskas baigėsi to, kad dar ir ugdymo karjerai pradėjau mokyti, nes coachingo ten tokius kursus esu baigus nemenkus, tai dar galėjau vaikam ir su tais pasirinkimais padėti. Ir tiek įsigyvenau į tą mokyklą, kad jau ir auklėtoja tapau, paskui visokių projektų prisėmiau, žodžiu, esu visą galvą panirus į pedagogiką. Tai sūnui labai gerai turėtų būti mama mokykloje, gerus pažymius rašo, kaip sako kiti. Žinai, paklausk vaikų, kurie turėjo savo mokykloje mokytojus tėvus. Ar jiem buvo gerai. Maniškis nesiskundė, bet... Tai tikrai gerus pažymius rašai. Bet mes juokdavomės namuose, kad sako, aš per pamoką turėdavau laikytis, kad nepasakyčiau mama. Tai tu jam irgi taip padėstydavai kažką, ne? Taip, aš jam etiką mokiau. Buvo puikus mokinys. Buvo. Taip, pagarbus. Dabar jau baigęs mokyklą. Jau baigė mokyklą, bet... Studentas. Prašau. Kas galėjo pagalvoti? Taip. Ta pati pradžia, ne? Prasidėjus mokslo metams, pirmos dienos, kaip jos? Turbūt vis tiek, nors ir nori, nors ir jauti, bet dar vis tiek ir baimė turbūt, ne? Ir tas jaudulys, visas mišinys. Tai buvo nerimas, toks visiškai natūralus nerimas, kaip susipažįstant su naujais žmonėmis, o vaikai yra reiklus nauji žmonės. Jie labai tave stebi, jie bando ribas, jie tikrina, kiek tu atlaikysi, ką tu reaguosi, ką tu nereaguosi.
Bet kažkaip man svarbiausia buvo iš tikrųjų netapti tą metodišką mokytoją iš pat pradžio, kurti ryšį su vaikais. Tai aš ir nuo to ir pradėjau, ar ne, nuo ryšio kūrimo. Tai reiškia, sužinoti kažką apie vaiką, paklausti, kas jam svarbu, sureaguoti gal į jo gal prastą nuotaiką. Tai nuo to viskas prasidėjo. O paskui atsirado, su laikui bėgant atsirado idėjos, metodikos, visokie mokslai, kursai, pedagogikos studijos, dabar antros pedagogikos studijas baigiu. Tada atsirado susidomėjimas ne tik etika, bet ir filosofija, įsitraukimas į visokias su to susijusias veiklas. Na, taip, nyrum gilyn. Gal pensijoje išnirsiu? Pensijoje gal nebedirbsi jau. Gal dirbsiu. Nors dabar visko gyvenime yra. Bet kaip priėmė vaikai vis tiek? Jie žino, kad atėjo žmogus, apskritai nedirbęs mokytoja. Tai jie turbūt ir manipuliuoti bando ir visa kita, dabartinė karta ojoj. Aš nepasakyčiau, kad dabartinė karta apskritai vaikam yra būdinga pabandyti kažko pasiekti bet kokiais būdais. Tai neišskirčiau iš tos kartos. Aš manau, mes visi, kai labai kažko norim, tai pamanipuliuojam. Gerai priėmė mane. Aš manau, kad moku bendrauti su vaikais. Iš pradžių, aišku, ir klaidų padariau, buvau gal ir per gera, per švelni, per arti tokia prisileidžianti. Tai čia klaida? Aš manau, kad taip klaida, kai tu truputėlį ribų kartais net laikai ir per arti prieini prie vaikų ir tada tave užgriūna tokia ir atsakomybė, kartais ir susidubliuoja tie tavo vaidmenys, žinai, tu ir mokytoja ir tokia į draugės pusę tarsi linksti, bet mokytojas, jis neturėtų būti draugas. Kaip mano vadovė sako, aš draugiška, bet aš ne jūsų draugė. Man labai primtina yra šita pozicija. Taip, aš turiu besitęsiančių draugysčių, santykių su buvusiais mokiniais, dabar jau baigusiais mokyklą, mes su kai kuriais tikrai artimai bendraujam. Ką reiškia artimai, jau čia iš tų filmų kaip mokytojas su mokiniu? Paprovokuok. Nepavyks. Ne, aš juokauju, ta prasme. Ne, mes tikrai draugaujam. Taip, turim tokių tikrai labai gražių santykių, grįžta žmonės iš užsienio po studijų, atlekia pasimatyti, klausia, kaip mes gyvenam su manim ir su kitais mokytojais, nes tikrai mūsų mokykloje yra įprasta, kad tu palaikai ryšį su vaiku, tu apie jį žinai daugiau negu tiesiog paprastas mokytojas, kuris ateina, atidėsto ir išeina namo. Bet kaip tokiu tapti iš savęs turbūt turi, ta prasme, nes realiai yra, žinom tos mokytojus, kurie tikrai, kaip tu sakai, atėjo, bosnis vadovėlę paskaičiau, davai rašykit, žodžiu, ir viskas. Kaip tos pamokos vyksta, tas turbūt ir vis tiek turi savo gyvenimo ten momentų pasakoti, kažkokių patirčių, kažką tą susijai kažkaip. Labai gerą palėtei dalyką. Aš manau, kad mokytojas ir ypatingai tokio dalyko kaip etika arba kitų socialinių mokslų mokytojas, jisai labai dažnai moko ne tik duodamas žinias, bet papasakodamas apie save istorijas, tai reiškia rodydamas pavyzdį. Ir rodyti pavyzdį tai nereiškia pasakoti kažkokias idealias istorijas, kaip aš čia, nežinau, pasiekiau, padariau, kokia aš nereali ir kaip jūs čia manim dabar turit sekti ir jums tai bus. Ne, aš kitaip, aš pasakoju, pavyzdžiui, klaidas savo, pasakoju, kokias nesąmonės esu padariusi ir kaip iš jų kapščiausi. Pasakoju, nežinau, kažkokius nemalonius momentus, nes iš jų galima labai pasimokyti. Kitas dalykas, aš manau, labai svarbu suprasti, kad mes visi žmonės ir mes darom klaidų mokykloje taip pat. Ateinam be nuotaikos ten, kartais, nežinau, kažką taip burptelim, retkarčiais. Labai svarbu yra atsiprašyti vaiko ir aš manau, kad čia yra vienas iš geriausių pavyzdžių, kuriuos aš asmeniškai galiu duoti. Tai yra atsiprašyti, kai aš padarau klaidą, arba kai aš suklystu, kai aš kažką gal neteisingai vertinau, arba negavau laiško, arba nepasižiūrėjau, kad jį gavau, arba uždelsiau laiku įvertinti. Būna visko, ar ne, mes visi netobuli. Tai aš manau, labai svarbu tiesiog garsiai sakyti, kad aš padariau klaidą ir čia nieko tokio. Mes visi darom klaidas. Ir tada vaikams tas klaidas, man atrodo, drąsiau daryti. Aš manau, labai svarbu daryti klaidas. Tai aš atėjau į mokyklą per klaidų darymą, aš padariau daug klaidų, ne visas, bet daug. Ir tebedarau, ir nevaidinsiu, kad nedarau. O kaip vaikai priima tą, dabar jau galbūt įpratę jau, ne, prie to, bet pačioj pradžioj, bet tavo atsiprašymą, ten vis tiek turėtų nustebinti realiai. Jautriai reaguodavo ir nustebindavo ir ateidavo apsikabinti, būdavo ir apsiašaroja iš susijautrinimo. Įvairiai reaguodavo, yra visokiausių žmonių, vieni nereaguoja, nes jiem nejauku reaguoti, kai mokytojas padaro kažką neįprasto, kiti visiškai atvirai reaguoja, sako, kaip miela. Arba mes irgi atsiprašom, kartais būna, mes abipusiai atsiprašom, vieni išdykavo, aš ten
pasakiau kažką ar ne, truputėlį griežčiau, kažkas susijautrino, nu reikia spręsti. Mokykloje, žinai, mokykloje tu nuolat esi veiksme. Taip. Tu niekada nesuplanuosi, kaip tavo diena prabėgs. Taip. Tai reiškia, kad tu tiesiog turi greitai reaguoti ir dylinti su tuo, su kuo susiduri. O susiduri su įvairiausiais dalykais. Ir su agresija, ir su pykčiu, ir su liūdėsiu, ir su visiška tyla. Atsitrenki, turi savo ribas saugoti, turi gerbti kito žmogaus ribas. Nu, čia toks, nežinau, karuselė. Ir su kokiais vaikais sunkiausia dirbti? Iš tikrųjų, bet kuo vyresnis, tuo sunkiau, ar kuo jaunesnis? Aš, žinok, negaliu išskirti kažkokios kategorijos. Yra tiesiog konkretus būna žmogus, su kuriuo sunkiau kalbėtis arba susitarti. Tai nėra kategorijos, kartais vaikas, kuris visur yra laikomas labai išdykęs, kažkokiam mokytojui yra pats geriausias tos klasės mokinys, nes jisai eina į diskusijas, jisai smalsus, jisai kvestionuoja, abejoja, klausia, pasakoja, eina į kontaktą. Kartais tylenis prabyla, ar ne, kuris šiaip galėtų būti patogus, jisai tampa nepatogus kažkokioje pamokoje. Tai būna įvairių, sakau, situacijų, būna vaikai, man asmeniškai sunkiausia su tais, kurie gal labai tyli ir net kai tai į kontaktą, kur jie, negražina tau to kontakto, man gal su tokiais vaikais yra sunkiau, bet aš labai atkakli ir aš einu siekiu to kontakto. Kartais ten vaikai pasako, Kristina, aš nenoriu kalbėti. Ir tu turi tą gerbti. O kodėl jie tokie yra? Čia jau turbūt iš namų atsineša? Tai įvairiai būna temperamentas, pavyzdžiui, žmogaus ramesnis. Būna nepasitikė kažkuo, dėl kažkokio arba patirčių, arba tokio įgimto tylumo, atsargumo, drovumo, įvairiai. Aš negalėčiau pasakyti, kodėl. Būna ir įvairiausių patirčių tie vaikai turi. Vis tiek yra dalykų, kurių atsineša iš namų, ten šeimose problemos, jos labai matosi? Aš nediagnozuočiau, bet aišku, kad mus visų pirma formuoja mūsų šeima. Taip. Mes esame įpratę reaguoti taip, kaip šeimoje reaguojame į dalykus. Tai vieni vaikai, tarkim, bando gal pikčiau pasakyti, ar ne? Ypač paauglystėje, ginčytis. Taip, kuo labiausiai protingiausi esam tuo metu. Taip, tuo metu mes viską žinom. Taip. Patys protingiausi, visi aplinkui suaugę yra patys kvailiausi. Praėjom tai. Taip iš namų daug kas atsineša ir bendravimo būdą, ir pagarbą, ir nuostatą apie mokymąsi, pavyzdžiui, atsineša labai dažnai nuostatą į darbą, ar ne? Būna vaikų, kuriem nepatinka, tai jie nedarys. Nes jiems viskas turi patikti, ar ne? Jie daro kažką tik tada, kai mato prasmę. Taip. Tai reiškia, mokytojas turi išaiškinti jam tą prasmę, rasti būdą, paaiškinti, kodėl tai reikalinga. O būna vaikų, kurie per negaliu dirba, nes tokia yra namuose išugdyta ta kultūra, požiūris į darbą, į pareigą. Tai blogai yra. Kaip? Kai per prievartą daro. Ne, aš nesakau, kad per prievartą, aš sakau, kad prisima atsakomybę, net jeigu, žiūrėk, mes irgi kalbam su vaikais per pamokas, kad ne viskas pasaulyje ir gyvenime mums patinka. Taip. Kad gyvenime, gal mokykloje galima prašyti ir tikėtis, kad viskas patiktų arba kad visi darytų taip, kad tau patiktų, bet gyvenime taip nebus. Tau darbe patiks ne visi bendradarbiai, vadovas nepatiks, gal tu nepatiksi kažkam, bet yra tam tikros, taip yra pareigos. Ir tu kartais, kaip aš sakau, turi tiesiog susikaupti ir tą pareigą padaryti.